Laba diena, mano klausytojai ir tikiuosi būsimi skaitytojai. Esu Veronika Barauskienė iš mažo provincijos miestelio Joniškio. Išleidusi 2 knygas. Pirmoji - tai Vieniša vilkė. Tai yra mano gyvenimo istorija nuo laikotarpio, kiek save atsimenu, iki 61 metų savo gyvenime. Joje yra sudėta visa mano sunki, sudėtinga, skausminga praeitis. Nieko nesivaržydama, nieko neslėpdama, drąsiai, nebijodama pasmerkimo, sudėjau ją savo be galo sudėtingą vaikystę, nes augau toksiškoj šeimoj, kurią ištisai lydėjo alkoholis. Šalia jo buvo badas, nemeilė, vėliau prievarta, kuri pasikartojo jau būnant pilnamečiais, nesantuokinis sūnus ir vis gilesnis bridimas į alkoholizmą. Tai turbūt didžiausia mano gyvenimo rykštė. Deja, aš tai supratau labai vėlai. Ir pagalbos nebuvo. Tuo metu tai buvo skelbiama kaip liga ir vaistų jai nėra. Tai aš tiesiog ir priėmiau ligą, turėjau jų ir šiaip nemažai, ir tiesiog sirgau pastoviais užgėrimais, kurie įgavo vis didesnį pagreitį. Nemokėjau visiškai tvarkytis su gyvenimu. Atėjo momentas, kai nebeliko atsakomybės jausmo, nei prieš ką. Didžiulė meilė vaikams, ji buvo, bet ji buvo užlieta girtoje sąmonėje. Ir aš galėjau tik vienumoj tai pripažinti, kentėti. Tiesiog jeigu būtų galėjusi prasiskirt žemę, aš lengvai būčiau kritusi į tą duobę, kad išvengti šitos dvasinės kančios, kad nematyt vaikų akyse nusivylimo. Bet man nebuvo duota tai. Galiausiai aš norėjau prasigerti kitokio lygmens, kad dingtų visiškai gėda, sąžinė. Taip suvokiau laisvę. Deja, ir to negalėjau padaryti. Įsiblaiviusi vėl grįždavau prie tos pačios kančios, plakdavau save už tai vienumoj, tyloje. Ir iš šito turbūt gimė Vieniša vilkė, kai nėra su kuom dalintis. Norėčiau iš savo šitos knygos, pirmosios Vienišos vilkės, paskaityti vieną kažkurią vietą. Čia yra daug sužeistų akimirkų, bet jos visos neperskaitysiu. Visų savo užgėrimų ir išėjimų iš jų aš nepapasakosiu jums. Kas norėsit, perskaitysit knygoj. Čia daug yra. Tačiau atsitiktinai paimu tokią, kad būtų dar ką papasakoti, bet palieku laisvą erdvę. Jei kartais mano vaikai sumanytų parašyti knygą, pavyzdžiui, aš alkoholikė sūnus, ar kaip nors panašiai. Mano vaikai nuostabūs. Niekada neburnoju dėl mano girtavimo, nebarė,
ir negrasino, tiesiog kantriai nešė savo dalį. Kai prasidėdavo gėrimo maratonas, trunkantis lygiai 5 paras, vyresnėlis tų nesąmonių neapkęsdamas išeidavo pas draugus. Mažylė dažniausiai su draugėmis žaisdavo lauke. Tik jaunėlis stengdavosi palaikyti tvarką namuose, nes reikėjo kiaulės pašerti, šaltuoju metų laiku krosnį pakūrenti. Kai leisgyvė pagirodavau, ateidavo man pasiūlyti arbatos. Atsisėdęs tyliai glostydavo mano ranką. Jaučiau didžiulę gėdą ir kartu jo meilę man. Aš jo prašydavau tik vieno, tikėk manim, aš susitvarkysiu su alkoholiu, nors tikrai nežinojau kaip. Bet labai troškau amžiams užverti duris šitai vergijai. Jis tikėjo manimi ir meldė. Ačiū Jums, mano brangieji, myliu Jūs ir gerbiu. Kaltės dalelė dar likusi manyje, bet tikiuosi pavyks atsisveikinti ir su ja. Atsiprašau už emocijas. Jos gyvos manyje. Vienintelė galimybė išeiti šito yra negrįžti į praeitį, nes visas skausmas gyvas ten. Kasdienybėj savęs nebekamuoji, kas, kaip, kodėl, už ką. Dabar puikiai suvokiu, kad tai buvo mano kelias, kad aš visą tai turėčiau patirti tam, kad turėčiau šią dieną, nuostabią dieną, kai galiu džiaugtis gyvenimu, būti ramybėj ir laiminga. Todėl jau kuris laikas išmokau gyventi tik šioje dienoje, ryto ir iki vakaro. Ryte padėkoju už naują dieną, dar vieną dieną man, o vakare, ryte paprašau, o vakare padėkoju. Nesu tobula, dar daug taisytinų dalykų manyje liko, bet džiaugiuosi kiekvienu nueitu žingsniu. Apie savo liūną daug turbūt kalbėti nenorėčiau. Tegul skaitytojas pats įvertina, tačiau nesmerkia, nes mes nei vienas nežinom savo kelio, kas mūsų laukia už kito posūkio, kas mūsų sužeis, kas mūsų paguos. Dar noriu paminėti tokį momentą. Iš savo gyvenimo skausmų skrynelės, kad būnant jau 8 metai blaivi, jau rodės viskas apsitvarkė, pagražėjo, kažkiek ramybė įsivyravo, nors dar vis mintimis grįždavau atgal, dar vis plakiau save, bet yra daug dalykų, už kuriuos dar nesu išsivalęs, vargu ar pavyks, bet visi rusena. Kai vieną rytą, 4:30, mane pažadino kaimynės balsas iš miegų ir pranešė turbūt skaudžiausią įvykį mano gyvenime.
Teta, kelkitės, nusižudė jūsų dukra. Čia jau ašarų nebus. Su šituo skausmu man pavyko prieš kažkur 5 metus susitvarkyti. Paleidau. Bet ir viskas, kas įdomiausia šitoje situacijoje yra tai, kad tai buvo išbandymas mano blaivybei. Ir nors alkoholikui visada yra priežastis, dėl ko gerti. Šilta, šalta, susipykstam, susitaikom. Mes visada turim priežastį turėti, taip kaip pradės. Ir šitoj situacijai aš išlikau sąmoninga. Aš nepakėliau taurės, nors jinai būtų šiek tiek apmalšinusi. Visą tą laiką buvo šalia vaikai. Iki pat man išvykstant į užsienį, tuo metu dirbau Anglijoje. Reiškia, žmogus gali labai daug, kai pasitelkia grynąją sąmonę. Ir man tai pavyko atsilaikyti. Žinoma, sekė vaistai, ilgus 14 metų. Teko gulėti psichiatrijos klinikose, kad išbūčiau saugiai tas 10 dienų, kai ateidavo mintis pačiai trauktis iš gyvenimo. Tai vat, mėlyjeji, pirmojoje knygoje rasite labai daug. Bus pykčio, bus pasmerkimo skaitytojai. Bet aš nebijau nieko. Nebūkit griežti teisėjai, kad netektų kada nors jūsų piktus žodžius, mintis, kaip karmos pasekmė išpirkti jūsų vaikam, anūkam. Tiesiog tiek. Galbūt dar grįšiu kažkokią mintim prie pirmosios, kur dar gyvi mano praeities prisiminimai, kai juos sužadinu. Bet nebenoriu. Dėl šito įvykio įrašo aš privalėjau kažką tai apie tai pasakyti. Taip, aš esu alkoholikė ir visą likusį gyvenimą ją liksiu. Tik aš pasirinkau būti blaivia alkoholikė, o ne girtaujant. Šalia šito įvyko labai įdomus pokytis mano gyvenime. Tas pats alkoholizmas man suteikė didžiulį šansą. Ir galit tikėti, galit ne. Šiandien aš dirbu priklausomų asmenų socialinė mentorių su labai geru mano atlyginimu. Kas galėjo pagalvoti, kad iš tos moters, kuri kažkada vartėsi po savo 5-aukščio namo, kur vynų, vieną dieną galės taip pakeisti, kad įvyks tokios didžiulės transformacijos ir galės gelbėti kitus. O tai įmanoma, tik esant alkoholiu. Nes niekas geriau už mus nežino mūsų išgyvenimą. Kaip tai įvyksta, kodėl tai įvyksta. Ir jei aukštybės panorės, manau, bus ir 3 knyga. Būtent apie tai, kaip aš dirbu su tais žmonėmis. Galbūt papasakosiu jų skaudžias istorijas, atversiu jų žaizdas jiem leidus. Dabar nukrypsiu į gražų, naują savo gyvenimo etapą, kurį gyvenu nesenai, tik 6 metai. Tai vieniša vilkė ir vidinė aš. Reikėjo pastangų, reikėjo darbo su savim. Daug buvau skaičiusi
Na, man tai buvo daug, kažkam tai galbūt visiškai mažai. Bet žinot, padariau vieną didžiulę klaidą nuo pat pradžių. Nesuvokiau. Ir frazę buvau skaičiusi ne vieną kartą, kad netaikomos žinios yra mirusios žinios. Pro mane praėjo tiesiog kaip sakinys. Neužfiksavo grynoji sąmonė arba vidinis aš. Todėl ilgai klaidžiojau, nežinioj, pasimetime, kažkam primesdama kaltę už savo nesėkmingą gyvenimą nuometinį. Bet ateina metas ir kažkas tau atveria duris. Taigi įsigilinusi į tai, kad gana skaityti, pradėk dirbti su savimi. Ko nedariau iki tol, aš tiesiog mokinau kitus, kaip turi gyventi, remdamasi savo gyvenimišką filosofiją. O juk kiekvienas žmogus turi savo. Ir supratau, kad aš norėdama pakeisti pasaulį, turiu pradėti nuo savęs. Ir tik tada bus efektas man ir kartu keisis aplinka. Kol manyje gyveno pyktis, neapykanta, kerštas, kol smekiau viską aplinkui ir kaltinau, aš buvau sąstingi, aš neturėjau kelio. Ir tik suvokusi, kad aš esu savo gyvenimo šeimininkė ir jį turiu tvarkyti pagal nekintančius visatos dėsnius, tada pradėjo vertis vartai. Buvo labai keista. Buvo momentų, kai net buvau šiek tiek išsigandusi. Kai ateina nauji dalykai, nepažįstami, nepatirti. Momentais net atrodydavo, kad kraustausi iš proto. Todėl keletą kartų ėjau į psichikos centrą pas specialistus klausti, ar man viskas gerai su galva, kaip mėgsteliau sakyti. Kaskart gaudavau patvirtinimą, kad su savim viskas gerai. Tai ramino, bet nepasitikėjimas dar ilgą laiką, kaip šleifas vilkosi šalia. Šiandien aš laisva. Šiandien aš leidžiu sau būti savimi. Galbūt kažkur šitam įraše bus klaidų, neaiškaus žodžio kažkokio pasakyto, ar mintis nukrypusi. Aš šito nebijau, nes mes nei vienas nesam tobulai. Leidžiu sau būti savimi. Daug girdėjom įvairiausių pasakymų, bet jie taip ir liko tik pasakymai. Vienam pristatyme paminėjau, kiekvienas esame savo gyvenimo kalvis. Visi žinom, bent jau mano kartos žmonės visi žinom. Bet kiek kalvis? Kiek nukalė mus šeima, darželiai, jeigu lankė, mokyklos, kažkokios aukštesnės mokymo įstaigos, darbovietės, bendradarbiai, kaimynai, draugai pažįstami. Mes kopijavom. Mes visada norėjom būti geresni už kažką, aukščiau kitų. Bet savęs nepastebėjom. Savo gyvenimą. Tiksliau, jame esančių klaidų. Nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus savo gyvenimą susikuria taip pagal savo gebėjimą, žinių pagrindai, sociumo lygmenį, materialinę bazę. Bet jisai sukuria tiek, kiek geba geriausiai dėl savęs. O aš buvau tas žmogus, kuris brukau savo, kad tu turi taip daryti, o ne kitaip.
Taip kaip tu darai yra reiškia neteisingai. Ir tokios didžiulės klaidos, ir tai ne tik mano, tai yra daugumos. Kita tema, nesmerk nebūsi smerkiamas. Ką mes darom? Aš taip pat praeitį, ne taip apsikirpęs, ne taip apsirengęs, ne taip namus tvarko, netvarka pati ir panašiai. Tai yra to žmogaus tvarka. Vis tiek tas sugeba, jiem tiek tereikia. Mokintis kitus, tai buvo labai lengva. Ir kągi, pagaliau atėjo suvokimas, kad aš turiu prisimti atsakomybę pati už savo gyvenimą. Ir tuomet žinot, kas pasidarė. Nukrito kažkokia užuolaida, nes nebeliko kaltų, o iki tol visi buvo kalti. Tėvai, ilgus metus pykau ant mamų, pagulėtis ramybėj. Kaip aš kitokia galėjau užaugti, aš užaugau tokioj šeimoj, ištisai buvo alkoholis. Visus kaltinau, tik ne save. Nieko nenorėjau girdėti, aplinkui visi buvo neteisi. Tik prisijėmus atsakomybę už savo gyvenimą. Atsivėrė pilnas vaizdas, kas aš esu, kaip aš gyvenu, kodėl taip gyvenu, ką noriu pakeisti, kaip galiu tai padaryti. Ir reiškia, reikia imtis darbų. Mes už pinigus galim labai daug ką nuveikti, griovius iškasti, ir medelius pasodinti už pinigus. O čia yra darbas, už kurį niekas nemoka. Bet kada jau įveikiau šitą nedidelį tarpsnį savo gyvenime, supratau, kad tai atnešė neįkainojamą naudą man. Ir kartu mano aplinkai, mano vaikams. Iš antrosios knygos paimsiu tokį skirsnelį, kurį pavadinau nepažintų patirčių smerkimas. Apskritai nebesuvokiu, kodėl žmogus linkęs į smerkimą. Vienas iš tokių pavyzdžių įkalinimo įstaigose buvusių žmonių smerkimas. Tikrai nesuprantu. Juk žmogus jau buvo nuteistas, juk už savo veiksmus atliko jam skirtą bausmę. Kodėl visuomenė juos smerkia, žemina, nurašo? Ar ne dėl mūsų požiūrio į juos, ypač jiem norint įsidarbinti ir pradėti gyvenimą iš naujo, už savo praeities klaidas yra linčiuojami toliau ir nepriimami į darbą? Kuriam iš jūsų teko pabendrauti su buvusiu kaliniu, kaip su paprastu žmogumi? Nekalbu apie tuos, kurie atsėdėjo už pavogtą vištą. Jūsų nuomonė susiformuoja iš jums pateiktos informacijos, o jūsų nuomonės formuotojai, žiniasklaida, niekada nepateikia tikrų faktų. Tada teko pabendrauti su kaliniu, galbūt net recidyvistu, o man teko. Tai didi patirtis. Per pokalbį gebėti žvelgti jo patyrimus, skausmą, pykčio ir agresijos augimą, tuos veikiančios sistemos padarinius. Priminsiu tau, mano mielas skaitytojai, jog esu atsisakiusi melo, nieko nei teisinu, nei smerkiu. Tik savo suvokimo žvilgsniu žvelgiu. Daugelis nekartą girdėjome pasakymą, neišsižadėk lazdos, verbos ir kalėjimo. Daugelis mąstome, kad tai mums nenutiks, mus tai aplenks, arba išvis apie tai nesusimąsto. Kokie darbdavio motyvai nepriimti darbo žmogaus dėl jo praeities?
Ar kada pagalvojame, kodėl daugelis daro nusikaltimus ir vėl grįžta atgal? Mano manymu, tai ne pataisos namai, o kalinių dirbtuvės, jų kalykla. Jei būtų priešingai, iš ten į visuomenę grįžtų geresni. Deja, iš ten jie parsigabena pyktį, agresiją, nusivylimą, netikėjimą ir mato tik mūsų atsuktas nugaras. Nepykit, čia mano pasaulio kamputis, kuriame turiu teisę turėti savo nuomonę. Šiuo metu sistemos rezultatas akivaizdus. Nusikaltę asmenys, kuriems paskirtas bausmės vykdymas kalėjime, laukia eilės laisvėje, kad galėtų ten pakliūti. Šiandien tokia yra mūsų tauta. Nesmerk ir nebūsi smerkiamas. Čia aš savo priminiau, kad nepamirščiau nekintančios tiesos. Kadangi paliečiau šitą temą, turiu pasakyti, kad su pirma knyga, kuri išėjo 21 metais, aplankiau 3 kalėjimus, abu Pravieniškių, Panevėžio moterų kalėjimas. Ir jie man buvo tiesiog eiliniai žmonės, tiek kad izoliuoti. Jie gyvi. Ir nesvarbu koks straipsnis. Jie nori gyventi. Jie nori būti suprasti. Jie nori būti išgirsti. Jie nori būti mylimi. Mes savo šalčiu, abejingumu, pasmerkimu juose gimdome. Nusikaltėlių dar kartais. Nes jie išėję į laisvę privalo nuo mūsų sveikosios visuomenės dalies gintis. Su antrąja knyga apsilankiau tik vienoj įkalinimo įstaigoje, tai Šiaulių kalėjimas, paliko didžiulį įspūdį. Ir tokie rodos grubus nurašyti, pasmerkti žmonės sėdėjo taip tyliai, buvo galima girdėti musės skridimą. Tai uždavė labai gražius klausimus, rūpimus jiems, gavau jų atsiliepimus, kalėjimo kažkoks tai prižiūrėtojas, negaliu pareigų įvardyti, man į elektroninį paštą atsiuntė. Jie prašo dar kartą atvykti ir su jais susitikti, nes aš į juos žvelgiu kaip į žmonės, o ne kaip į nusikaltėlius. Daugelis nusikaltimų padaro, taip pat būdami neblaivūs. Ir buvo prašymas, kad kai išeisiu į laisvę, noriu susitikti ir bandyti keltis. Džiaugiuosi tom, kad galiu kažkam padėti. Geru, paprastu žodžiu. Spaudžiau ranką pirmą kartą gyvenime 2 žmonėm, kurie sėdi iki gyvenimo galo. Ir jie neša savo kryžių. Labai giliai į juos atsinešu, jautriai, suprasdama, galbūt iš to, kad aš, jau čia gal grįžčiau prie pirmosios knygos, pati turėjau ne vieną administracinę nuobaudą, net baudžiamą bylą, bet gyvenimo tokia buvo suteikta dovana arba bausmė, kad tuo metu turėjom daug pinigų ir aš 5 000 rublių galėjau išsipirkti save iš nelaisvės, atsiėmė žmogus pareiškimą. O kiek daug neturi tokių galimybių. Gerai, kad man šito vieno karto pakako. Daug skaudulių keliam mes, sveikoji visuomenės dalis. Tik žvelgdami į alkoholiką, kaip į gyvenimo atmaką, o iš tiesų jo viduje gyvena labai nuostabus žmogus. Tik jis yra savyje
Visa tai apauginęs tokiais šarvais. Kodėl? Nes mes turime ginti. Mus kiekvienas gali pastumti, pasakyti blogą žodį, piktą, žeminantį. Ir tuomet mes pradedame ginti, išreikšdami visą tai per agresiją. Dabar dirbdama su savo komanda, taip pavadinsiu, turiu labai gražių rezultatų, kada bendraujam telefonu, individualūs pokalbiai. Ir daug žmonės neturi kam atsiverti, išsipasakoti ir svarbiausia būti išgirsti. Tai aš esu tas, kuris padeda. Visą tai sudėjau į šias dvi knygas. Nesu verslininkė, nesiekiu iš to uždirbti didžiulių pinigų, aš jų daugiau išdovanoju, nei parduodu. Mano tikslas nėra pinigai. Mano tikslas yra skleisti žinią. Jeigu imant pirmąją knygą, kaip kažkada tekdavo girdėti, oi, kad tu žinotum mano praeitį, kokia jinai man buvo, tai tu suprastum, kodėl aš geriu ir panašiai. Tai va, todėl ir yra pirma knyga. Skaitykit, žiūrėkit, ar taip jau lengva buvo maniškė. Ir noriu tom parodyti, kad vis tik galima išeiti. Galbūt ne vien savo pagalba, savo maldom, vaiko, kuris ypatingai meldėsi. Buvo kažkas daugiau aukštesnio, kuris pagaliau suteikė tą laisvę išsivaduoti iš tos baisios priklausomybės. Antra knyga gimė jau ne mano valia. Tai buvo susijungimas su visata, ar aukštesnė jėga, ar savo vidiniu aš, kaip beįvardinsim Dievu. Tai vakare maldos metu lauke, žvelgdama į dangų, mėgstu va taip, kažkodėl anksčiau buvo taip, dabar taip. Tiesiog džiaugiuosi šią dieną, dėkoju. Ir per sąmonę matau kairėje rankoje knygą. Grynai tokio pat formato, kaip šita yra, tik tai jinai buvo visiškai balta. Mane nukrėtė kažkoks neaiškus, nepatirtas jausmas, nesupratau dar. O po to prasidėjo keisti dalykai. Tai ateidavo mintis. Tas ne man. Ateidavo mintis keliuos, ateinu užrašau. Yra buvę, kad jau snaudžiu, leidžiuosi miegus, ateina mintis. Be jokio pykčio, susierzinimo, paklusniai sakyčiau, kylu, einu ir užrašau mintį. Ir štai iš tokių daugybės kartų minčių pasiųstų man, ką turiu rašyti. Ir gimė antroji knyga Vieniša Vilkė, vidinė aš. Neturiu draugų. Nežinau, gal kažkam tai atrodo blogai. Gyvenu vienišas, ne visiškai estetišką gyvenimą. Gyvenu be informacinių šaltinių, neturiu televizijos, radijo, neskaitau spaudos. Kaip aš suvokiu, tai teršia mano sąmonę. Naujų knygų irgi nebeskaitau. Informacijos pakanka, tik reikia dirbti su ja. Ir kasdien stengiuosi kurti geresnę savęs versiją. Nes tikiu reinkarnaciją.
Labai norėčiau savo blaivybę nusinešti su paskutinio atodūsio į kapą, kad uždaryti šitą baisų ratą savo vaikų, anūkų, proanūkų likimuose, kad nebebūtų šitos rykštės. Norėčiau palinkėti kiekvienam, kuris dar skęsta šitoj bedugniai, kuri veda į visišką degradaciją, savęs susinaikinimą, baisiausia, kai prarandi save. Artimieji daugiau mažiau jie būna šalia, bet santykis visai kitas. Ir kaip padėti visiems. Reikia daugiau tokių, kurie gebėtų į juos žvelgti kaip į žmones susirgusius šią ligą ir padėti suprasti, kaip ją galima valdyti. Aš dabar rašau jiem receptą, kol jie negauna, nesupranta, galvoja, reikės pirkti vaistų. Sakau, nereikės, reikės dirbti tuo mano receptu. O jame tik 3 žodžiai. Niekada nepakelk pirmo. O kaip suvaldyti tą atėjusi labai stiprų norą, apie tai mes kalbame, diskutuojam. Jie išreiškia, kokie potyriai pas juos ateina, kokiais būdais ateina tie norai, kaip jie juos malšina. Tai tiesiog yra nuostabu, kai gali dirbti tai, kas teikia malonumą, kas teikia džiaugsmą. Kai matai švytinčius veidus, nors jie dar be dantų, nors jie kai kas nesusitvarkė dvokiantis, bet palaipsniui susitvarkys. Man tai sielai atgaiva. Nesmerkim, nebūsim smerkiami. Labai tikiu, kad mano būsimi skaitytojai supras mano nešamą žinutę antrosios knygos, kurioje 2 tokie turbūt pagrindiniai akcentai būtų savo gyvenimo kokybės gerinimui, tai kitų pasaulių priėmimas. Taip kaip aš esu ir turiu savo susikūrusią aplinką, mintis, žodžius, veiksmus, taip ir kitas žmogus. Ir tik gebėjimas tą kitą žmogų priimti, kad jis yra toks, vėlgi išlaisvina iš konfliktų, iš pykčių, nesivėlimo į kažkokias nereikalingas diskusijas, leis tam žmogui gyventi ir pačiam gyventi. Nekuriant savy negatyvių, destruktyvių emocijų, energijų ir vibracijų. Kita labai svarbi žinia man yra, ypatingai šio laikmečio, kada pasaulis yra beprotiškai didžiuliame greityje, skubėjime, nepasitenkinime, kada kalta valdžia, kuri mažai moka, kada kalta pardavėjų, nes kainos didelės. Aš viso to neneigiu, taip yra. Nėra tos išmokos didelės ir kainos tikrai nemažos. Bet jeigu aš būsiu suirusi ir pyksiu, tą kainą nukris, ne. Viskas taip pat bus, tik aš turėsiu gyventi žemose emocijose ir energetiniam lygmenim. Todėl išsikėliau savo tokį sakymą, įsitikinimą, aš priimu šio laikmečio standartus, nes aš juose nieko negaliu pakeisti, aš galiu tik savo požiūrį pakeisti. Ir
Apie tai ir panašius dalykus yra mano antroji knyga. Tai suteikia man laisvės. Dažnai girdžiu žodžius. Na, tu matei tą beprotę, sako juotis. Durnius. Tegu. Bet aš gyvenu laiminga. Nesu pikta. Aš niekam nereiškiu priekaištų. Taip dabar yra. Ką tik praūžęs balsavimo maratonas. Vėlgi. Tai ką tu žiopla, nežiūri televizijos, nežinai, kas ir taip toliau. Aš uždaviau vieną klausimą žmogui. Sakau, pasakyk, kuri valdžia per šitas 20 metų tau buvo gera. Tyla. Žmonės įprato būti pikti ir nelaimingi. Į save visiškai nekreipdami dėmesį, o ką aš duodu, o ką aš darau. Tada sąmoningai yra gyvenama iš valdžios mokamų pinigų. Neeinama dirbti, kas moka mokesčius. Kada 3 pensininkam ar neįgaliesim, vienas dirbantis turi uždirbti. Mes norim didelių pinigų, bet jau pasileidau į analizę. Visa ko priėmimas yra taip, kaip yra ir bus taip, kaip turi būti. Tik padaryk viską, ką gali geriausiai. Taip sako, nepamenu, kuri viena iš 4 protėkų išminčių. Taip, bet aš stengiuosi padaryti viską, ką gali geriausiai. Kiek gebu, aš nesakau, kad padarau viską blizgančiai, ne. Bet aš einu link to. Mano tikslas yra padėti. Arba kaip sakė kunigas Toliatas, ne taip į save, bet vieną kartą šitai. Ištieskim delnus į silpnesnį ir patys tapsim stipresni. Per visą šitą savo transformacijų laikotarpį aš iš tiesų pasiekiau dėl savęs labai gražių laimėjimų. Mano gyvenimo kokybė kito, na, drįstu sakyti, 95% tai tikrai tarsi apsivertė viskas. Ir noriu, artėjant prie pabaigos, paskaityti pirmosios knygos nugarinėje pusėje yra šitie žodžiai ir jie yra tikri, ne tik gražiai surašyti, bet jie yra tikri. Manyje, dalis mane. Išbraidžiusi alkoholizmo liūną, ištvėrusi vaiko savižudybės sielvartą, aš šiandien kitam pasauliui jau priklausau. Esu iš senojo pasaulio, kur yra daugiau ramybės, gėrių, grožių, nuoširdumo ir paprastumo, kur yra kitoks pasaulio, žmonių santykių suvokimas, kur nebelieka erdvės pykčiui, neapykantai ir pavydui, kur kasdien patiriu mažus džiaugsmus, kad esu čia, kad man duota dar viena diena. Esu čia, kur netrikdo spengianti tyla, kur galiu būti čia ir dabar. Esu čia, kur žmogus išsilaisvina iš sunkių materialumų gniaužtų. Esu čia, kur jaučiu begalinį dėkingumą už visas gyvenimo patirtis. Esu čia, kur visko turiu pakankamai ir net daugiau. Gyvenimas lengvas ir paprastas, tik mano protas darė jį sunku ir sudėtinga. Reikėjo daug laiko, kad save atpratinčiau nuo tokių minčių. Geriausiai kilimo palaimą jaučia tas,
kuris skausmingai krito žemyn. Nuostabu, nes tai tiesa. Ties vieno sakiniu, kad priimu visas gyvenimo patirtis, užtrukau 2,5 mėnesio, kad ją parašyti, kad jinai būtų nuoširdi, tikra, gyva iš manęs. Nes reiškia, tarp tų savo patirčių aš priimu ir dukters netekti, tai nebuvo lengva. Jau turėjau darbuotis 2,5 mėnesio, kad jum pateikčiau tiek, o ne tik gražų sakinų. Taigi šiandien esu už viską dėkinga. Ir už ligas, kurias turiu. Medžiausi ir už tos žmonės, kurie mane pamynė tik dėl jiem vieniems suprantamų priežasčių. Bet aš ant jų neturiu piktumo. Aš neturiu priešų, bet aš pati daug kam esu prieš. Taip yra. Bet vėlgi čia yra geras dalykas. Jei tave smerkia, jei apie tave negerai kalba, tai reiškia, tu kažką tai gyvenime nuveikai. O jie pasiliko, nors kiekvienas nori būti prieki. Tai kas lieka, jeigu negeba eiti prieki, lieka tik pasmerkt tą, kuris kažką daro. Vėlgi ramiai priimu. Tokie gyvenimo dėsniai. Labai giliai priimu dar tokį dalyką, noriu paminėti. Visatos gausą. Ilgai negalėjau patikėti, kad tai tiesa man galvoje netilpdavo, kaip, už ką ir panašiai. Bet viena vienintelė sąlyga labai svarbi ir sunki. Turi besąlygiškai pasitikėti jos gausa. Jeigu tik truputį abejosi, tai dar nepasitikėjimas. Vat išgrynini tą pasitikėjimą ir eini per gyvenimą laisvas, nes tu žinai, kad tavim yra kas pasirūpins. Tikėk ir daryk, aišku, gerus darbus. Nesiek to, netrokšk to, bet tiesiog esi visatos globoje. Ir mes visi esame, kad nebūkim savanaudžiai. Būkim savimi, kasdien kurdami geresnę savo versiją. Visko pakanka žmogui. 3 dalykų tik reikia. Stogo, maisto ir pripažinimo, kad kažkas žinotų, jog tu egzistuoji. Mes apsikraunam daiktais, puošmenimis įvairiais, kaip aš kadais, dėl kurių pergyveni, nepavogs, kad netim. Tai buvo mano laikas, kada man jų reikėjo. Ir atėjo ženklai, aš turiu su jais pasisveikinti, ir tai labai gražiai aprašiau pirmoje knygoje. Pasisveikinimas šitais papuošalais arba perdėtų materialumu, kuriam nebuvo galo iš tiesų. Tai buvo laimės paieškos, norėjau žiupsnelio laimės, tai važiuodavau pirkti aukso gabalėlį, kuris būdavo įmestas į rankinę ir laimės nei trupučio. Aš šiandien nebijodama palikti neužrakintų durų, nebijau nieko prarasti, nes iš tiesų visą, kas brangiausia, turiu su savimi. Ir mes kiekvienas. Galbūt tai mano amžiaus tarpsnio suvokimai, tai jau vaikai gyvena savo gyvenimą. Tai nebereikia rūpintis, ar užteks pinigų, jeigu sugrįž kažkuriam batai, ar baigsis sąsviniai, kaip mano laikais. Atėjau ties ta riba dabar, kur galiu gyventi dėl savęs. Ne tiek amžiaus riba, kiek tos kokybės, kurią aš pasiekiau. Dirbdama su savim individualiai,
tų mokomųjų knygų yra prirašytos dabar begalės, bet to tokio, kaip man pavyko, atviros išpažinties savo praeities ir tos transformacijos. Labai pati iš tiesų norėčiau perskaityti lietuvių, tai vyras ar moteris, va tokios stiliaus knygų. Kažko pasisemti, ką kitas darė, kaip jam pavyko. Dar daug neįgyvendintų dalykų. Ir visko nespėsiu šitam gyvenime, nes tenai suvokiau, tų ženklų gavau ne vieną, kad ir apie bites laikyti sode. Ir matau, kad aš nebespėju ir čia ir tas ir tas. Paskui galvoju, stop, Veronika. Taigi visą amžinybę priekį nepadarysi šitam gyvenime, padarysi kitam, kur tu leki, visko neprieksi. Tai va taip šiandien gyvena blaivi alkoholikė. 20 metų atidavusi šitam velnių skysčiui. Labai linkiu, kad jūs nepaliestų, ne jūsų artimo šitą baisi ligą. O jei taip ir nutiks, ieškokit kelio, nepasiduoti. Pasiduoti lengviausia, kad tai sunkumai reikalingi tam, kad mes sustiprėtume, kad mes paaugtume ir kad mes išdrįstume žengti tą pirmą žingsnį. Kaip ir kūdikis. Krenta, verkia, susižeidžia, bet jis vis tiek stoja. To noriu palinkėti kiekvienam. Eikit į priekį. Būkit drąsūs, būkit savimi, pasitikinti, mylint. Kas be pasitaikytų jūsų kely, reiškia tai turėjo įvykti. Priėmimas. Ačiū, kad radot laiko pabūti su manim ir išklausėt. Gero skaitymo. Ate.